burnoje mes visuomet turim bakterijų. Turim ir teigiamų bakterijų, gerųjų vadinamų bakterijų ir blogųjų bakterijų, kurios jau sukelia kažkokius tai pakitimus, blogesnius, ar ne? Ir reikia suprasti pirmiausia, kad mes kalbam apie burną, ar ne? Tai burnoje tos blogosios bakterijos nevalomos, nešalinamos ir netrukdant joms gyventi gali sukelti dantų karijas, ar ne? Tai dantų gedimus, taip pat gali sukelti ir dantenų ligas. Tai ūmų dantenų uždegimą, vadinamą gingivitu, ar ne? Ir jau lėtinį uždegimą, periodontitą, kuomet mes turime kišenes, ar ne? Ir jas reikia gydyti. Keliaujant bendrai į visą mūsų organizmą, ar ne, reikėtų suprasti tokį paprastą dalyką, kad visgi tos bakterijos nėra sudėtos į dėžę ir jos nestovi šalia mūsų. Jos yra mumyse, ar ne, tai visos tos blogosios bakterijos gali keliauti bendrai į organizmą ir sukelti, net nesukelti, o prisidėti prie cukrinio diabeto kontroliavimo, ar ne, atliekami tyrimai, kaip burnos blogosios bakterijos prisideda prie širdies kraujagyslių ligų, kokios įtakos turi Alzheimerio eigai, reumatoidiniam artritui ir kitoms ligoms.